Be pralaimėjimų Roterdame vykstančiose Europos universitetų sporto žaidynėse kol kas žygiuoja Vytauto Didžiojo universiteto krepšininkės. Sekmadienį jos be didesnio vargo rezultatu 85-53 sutriuškino Oradijos universiteto atstoves ir užsitikrino pirmąją vietą A grupėje. Sunkiau Licijos Kalvaitinės auklėtinėms sekėsi tik pirmoje mačo pusėje, po kurios mūsiškių persvara buvo trapi – 35-30. Tačiau trečiajame ketvirtyje mūsiškės šovė į priekį net 27-13 ir mačų nugalėtojas nebekėlė abejonių. Manau, gal buvom greitesnės, vikresnės, jos pavargo labai greitai ir taip gavos, kad mes jau matėm, kad jos pradėjo vaikščioti ir mes taip užbėgom. Nors pradžia tai buvo labai sunkiai, jos taip labai mušės ir mes nelabai tikėjomės, kad tai bus grubu. Ką trenerė akcentavo per ilgą pertrauką, kadangi trečiam kėlinyje kai pabėgo, tai pabėgo? Tai akcentavo, kad reikia toliau taip kovoti, kad dirbti kantriai, kad išnaudoti mūsų aukščiausią žmogų. Ir tiesiog bėgti. Rezultatyviausiai vaidų gretose rungtyniavo 20 taškų surinkusi Kristina Alminaitė. Dovilė Saurazaitė sąskaitoje 18 taškų, 17 pelnė Gintarė Jasinskaitė. Varžovė ekipoje rezultatyvumu išsiskyrė net 25 taškus surinkusi Ruchandra His. Antrąją pergalę iš eilės iškovojo ir Mykolo Romerio universiteto vaikinų komanda. Jei iššūkį bandžiusiems mesti rumunams iš Pitesto universiteto jėgų užteko tik pirmajam ketvirčiui, po kurio švieslentėje degė skaičiai 23-21 MRU naudai. Vėliau mūsiškiai tarsi jungė aukštesnę pavarą ir lengvai atitrūko. Rumunijos atstovų bėgiškumą puikiai atspindėjo net 7-41 pralaimėtas paskutinis rungtynių ketvirtis, kuriame Mindaugo Sakalausko auklėtiniai išdarinėjo ką norėjo ir ne kartą pamalonino žiūrovus įspūdingais dėjimais. Tarsi žvaigždžių dienos rungtynėse antroje mačo pusėje rungtyniavę MRU krepšininkai savo varžovus sutriuškino 114-61. Varžovas buvo toks nelabai stiprus ir sunku nusiteikti, kažkiek įsiveržėm į priekį, po to atsipalaidavom, bet po dviejų kėlinių susėdėm ir laimėjom, įrodėm pranašumą. Grupėje gal geriau silpnesni varžovai, pasiruošėm ir vėliau sustipresni žaisim. Nesulaikomai lietuvių gretose rungtyniavo net 31 tašką surinkęs Gediminas Arelikas, 14 taškų Juliaus Kazakausko sąskaitoje. Linkėjimas Klaipėdai, tik Klaipėdai. Martynas Balevičius, Andrius Kazakaitis, Rotterdamas.